Sveiki, YouTube. Kaip matote, aš darau namą ir šis video bus kaip pasigaminti deginti namą. Jums reikės obsidiano ir jis gali išlikti ilgai degintis ir labai gražiai atrodo. Pavyzdžiui, jūs galite jame gyventi. Ką pirmą turite pasigaminti, tai yra labai lengva. Jūs turėtų taip tiesiog žinoti, o taip padaryti per vidurį. Tada reikia suskaičiuoti kiek, nesvarbu, bet jūs turite žinoti kiek jūs turite sustatyti tų blokų. Va, vienas matote kaip blokas. Va, ir dabar aš tiesiai turėsiu eiti. Aš sužinočiau, kur aš turiu eiti. Štai, bum, 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 bum. Štai visi blokai. Nu, čia galima nurodyti, aš tiesiog bandžiau. Nežiūrėkit tai. Nežiūrėkit, kad kažkokie gyvūnai vaikšto, nežudykit, nes esat gynę žudikai. Tai gerai. Kaip matot, dar tokie apvaldo namukai. Jūs galite tiesiog, bet tu aš tai tiesiog jums parodau. Čia kol kas tai padariau. Aš darysiu gal didelį namą, tiesiog gražiai padarysiu. Jeigu yra, palaukit. Jo, tai va šitus galima naudoti, pavyzdžiui. Jo, dabar duris galima kažkur čia daryti. Aišku, duris nebus ugninės, kažkokios, nėra tokių durų, tai jau dar išrastų. Nu, bet aš jums tiesiog paprastos duris dėkit ir va taip gyvenkit. Tada jūs galite dėti dar kitą paviršių ir kai jūs tai viską padarot, jūs galite daryti kokių 5, 4, 3 tokių eilių, dėl to, kad 50 eilių nėra už ko, jūs dar pavargsit, valandą darysit, kol dar, čia labai daug užtruks, jūs galite kokias 3 eilutes padaryti. Aš manau, kad užtruksiu kokių 10 minučių. Jo. Nežiūrėkit, kad ten kalba dėl to, kad ten, nesvarbu. Nekreipkite kitus garsus, tik mano. Jo. Matot, jau statau namą, jau antrą tuoj baigiu liniją. Neturi būti tokių blokų visokių. Ir labai gražiai atrodytų naktį. Per Minecraft. Jūs pažiūrėkit, pamatysit, kaip atrodys naktį. Ir galima... Galima iš viršaus galima bus. Ir visai gražiai atrodys. Jo, tai galima iš apačios daryti, aišku. Nu, aš iš apačios darysiu ir iš opigas mini. Man patinka mini pigas, bet jo. Jūs galite dar nuo savęs pačio, kaip mėgstat kurti. Jūs galite pasigaminti, pavyzdžiui, fejerverkų. Parodysiu, kaip tai daryti. Tai yra labai lengvai gaminama. Ir gal parodysiu jums šiandien per šį video. Jums tiesiog prireiks bombos ir vandens. Ir tada iškaskite kokią duobę pavyzdžiui. Bum bum. Nu, gal didesnė, nesvarbu. Jinai būtų pilna. Viską. Tada jūs turite bombą. Ir bum, jūs turite bum. Galite uždegti bum. Matot, fejerverkas toks. Ir vis gyvūnai bėga. Šis fejerverkas buvo sukurtas nesenokai. Galima sakyti. Bum. Jo. Matot, bet aš viską panaikinsiu. Bum. Sprogsta.
pagal patį vandenį. Nu, matot, patys, kad tokie nelabai įdomiai, specifiniai plaukioja. Neskykit YouTube tą dėmesį, aš kalbu, jo. Aš gal kitą video parodys, kaip pasidaryti Hitlerio tą, bet aš sutrumpintai leidinėdamas, dėl to, kad ten užtrunka pagaminti apie kokie valandą arba dvi, dėl to, kad kol jūs pagaminsit arba galėsiu kelių epizodų, dėl to, kad labai sunku ten viską nuspėti per 10 minučių. Ne vienas youtuberis negirdėjau, kad tai pagamintų. Jūs matote, mes jau turim tą aukštą, jo mums reikia. Bum, einam, bum, viskas. Turim gražų namą. Neverta ten visokių medžių. Jūs tiesiog girdėsit, kad einat. Jo. Aš jums patarčiau prie tokio stiliaus daryti arba geltoną arba baltą, bet aš darysiu šį kartą baltą. White, jo, nes white labai gražiai atrodo prie visko, white. Paslėpia visko tokia. Matote. Aš galiu. Jo, va čia. Jo, va čia kažkaip turėjo būti. Va, viskas. Tiesiog, neeikit ten, galima tas gražiau, kad man parodyt. Kad ten labai norit draugam parodyt, kaip jūs gražiai padarėt, bet ten labai nereikia, iš vis gali tiesiog uždėti dirbtą ir labai gražiai atrodo. Vis tiek gal labiausiai neprašo parodyt. Aš niekados nesu draugam rodęs, ką aš darau, nes man tai yra nemalonumas. Man nepatinka, kai kiti prašo, kad parodyt, kaip pagavai. Galima su džakuzė daryti, bet aš manau, kad šis video bus 2 epizodų, nes aš jau, kaip matot, per ilgai filmuoju. Na yra YouTube. Laukit antro epizodo. Tiksim kitą. Iki.